Sveiki kolegos medžiotojai ir medžiotojas. Dar prieš šventes teko pabuvoti Žemaitijoje ir sudalyvauti medžioklėje varant. Kadangi kelias nuo Kauno ganėtinai tolimas, į Plungę atvykome iš vakaro, kad ryte nereikėtų labai anksti keltis. Apsistojome viešbutyje, iš kurio ryte ir pajudėjome į medžioklės plotus. Medžioklė vyko medžioklės klube Stumbras. Kaip matote, į medžioklę susirinko gausus būrys medžiotojų ir varovų. Kolegos iš Kėdainių atgabeno tortą, kurį įteikė klubo pirmininkui pasaugoti iki vakaro. Po instruktažo patraukėme į pirmą varymą. Kaip matote, oras taip pat buvo puikus, kaip sakant, tikra lietuviška žiema. Pirmas varymas nusimatė būti ilgas, tad iš karto nusiteikiau ilgokai pastovėti. Bestojant, kaip visada, pradedi grožėtis gamta ir dairytis aplinkui. Neužilgo pasigirdo ir varovų šūksniai bei šuns lojimas. Šuniukas tai artėjo link medžiotojų linijos, tai vėl tolo atgal į miško gilumą. Neužilgo varovai pasirodė ant linijos, kas reiškia, kad varymas baigtas. Visi sugrįžome prie automobilių, kur, kaip visada, prasidėjo juokeliai ir aptarimai, kas ką matė. Pasišnekučiavę patraukėme antro varymo link. Išsidėstėme pozicijose ir pradėjome laukti varymo pradžios. Tik prasidėjus varymui, iš karto pasigirdo šūviai.
Neužilgo per porą numerių nuo manęs kolega taip pat paleido keletą šūvių, tačiau aš nemačiau į ką, o pro mane prabėgo stirnų būrelis. Prisipažinsiu, aš labai retai medžioklėje varant pakeliu šautuvą į stirnas, tad šis kartas taip pat buvo ne išimtis. Tiesą pasakius, kurį laiką svarsčiau ar montuoti šį video aplamai, nes nepavyko užfiksuoti kažkokių išskirtinių medžioklės vaizdų. Tačiau vis dėlto nusprendžiau sumontuoti šį video dėl vienos paprastos priežasties. Juk dauguma medžioklių yra būtent tokios, kuriuose šūvių ir sumedžiotų žvėrių būna nedaug arba visai nebūna. O visas medžioklės grožis slypi gerai praleistų laikų gamtoje, bendraminčių rate. Tai vat ir tą kartą buvo būtent taip. Ši medžioklė Žemaitijoje paliko tik teigiamas emocijas ir prisiminimus, nors šautuvo pakelti taip ir neteko. Ačiū, kad žiūrėjote šį video, palinkėsiu gražių akimirkų medžioklėse ir nepamirškite dažniau mėgautis procesu, o ne vien tik rezultatais. Iki pasimatymo kitą kartą.